atskleisiu, kuo trukmė gali pasitarnauti jums įsirengiant namus. Ir šiandien mūsų tema yra nuo idėjos iki baldų, kaip tinkamai pasirinkti baldinės medžiagas, bet aš matau, kad didžioji dalis žino apie mūsų produktus ir aš galvoju, gal pakreipsiu šiandien mūsų dialogą apie interjero psichologiją ir kaip kurti psichologiją pasirenkant trukmės medžiagas. Nes šitoje vietoje mes galime suvesti du topikus, kurie, manau, bus jums visiems įdomesni. Nes aš žiūriu į auditoriją ir manau, kad mes pasikeičiam šiek tiek gal šiandien turinį, kad nebūtų visiems nuobodu, nes mano kolegės tikrai viską žino, kartais net geriau negu aš. Tai noriu pradėti nuo to, kad interjero dizainas nebėra tik estetika. Tai funkcionalumas, psichologija, tai yra vertės kūrimas. Dizainas sprendžia funkcinius klausimus, jis įkvepia, jis mus formuoja buityje, jis sukuria emocijas ir tai yra erdvė, kurioje mes praleidžiam pakankamai daug laiko. Dėl to mums yra labai svarbu jausti savo emocinį krūvį, o interjeras yra viena iš priemonių, kaip tą kurti. Kartais pasąmoningai, kartais specialiai, bet mes visi jaučiamės namuose tam tikrą jausmą. Ir šiandien apie tai ir pakalbėsime. Ir aš padėsiu jums atskleisti, kaip trukmė gali pakeisti šitą viziją, šitą jausmą. Kodėl svarbu pasirinkti tinkamas baldines medžiagas? Tai žinoma, visi girdėjot, kad baldai yra nemaža investicija, bet tai yra investicija. Ir manau, kad geriausias argumentas dizainerių visada yra tai, kad jais kurdami namus mes neišnešam investuotų pinigų, mes tik sukuriam jiem pridėtinę vertę. Trukmės asortimente mes turime pasirinkimą tokį, kuris gali leisti jums suvaldyti jūsų biudžetą, gali išpildyti jūsų biudžetą ir aš visada skiriu į dvi kategorijas. Žmonės, kurie nori tilpti į savo suplanuotą kainą ir žmonės, kurie nori tiesiog pasileisti tam džiaugsmui, ieškoti kažkokių eksperimentinių sprendimų ir bandyti išrasti kažką naujo. O išrasti tikrai yra ką. Baldo topikas. Manau, kad šitą norėčiau labai glaustai pasakyti, bet visi, kurie susirinkę esate čia, nematau naujakurių, visi žinote, kad yra baldinės plokštės, stalviršiai, korpuso plokštės, kantai, apdaila, visa tai kuria baldo dizainą. Bet kartais tos mažos detalės gali sukurti emocinį krūvį. Mes galime žaisti su konsolė, mes galime žaisti su vidaus baldo furnitūra, mes galime turėti riešuto efektą, galime turėti išorę vienokią ryškę arba charakteringą, arba atvirkščiai. Vidus yra mūsų charakteringas. Ir čia atsiranda terpė, kur mes galime sugalvoti kažką naujo. Dizaineris gali iškelti lūkestį, kad padarykime įdomesnį fasadą. Sukurkime fasadą su reljefu, išsifrezuokime plokštės, o gal panaudokime laminuotas plokštės, bet padarykime užapvalintus kantus. Taip atsiranda žaidimas su forma, nes interjere yra trys dalykai, kurie mano manimu labiausiai veikia mūsų emocijas. Tai yra geometrija, spalvos ir aišku harmoninis ryšys. Tarpusavį formos gali būti įvairiai susijusios. Gali per medžiagiškumą, per geometriją, per spalvas, minkštos, kietos, šiltos, šaltos. Visa tai yra kas? Tai yra emocijos. Mes prisiliečiam, mes jaučiame, kad šitas dalykas yra vėsus, arba šiltas, arba minkštas, o gal tai yra satino paviršius. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad mes pasidalinome mūsų tokių mūdų, kurie sudėliojami skirtingų dekoro plokščių, bet jūs pastebėsite, kad šiame derinyje dominuoja minkštos, švelnios medžio spalvos ir tam tikri medžiagiškumai, kurie turi tekstilės raštą, turi tinko raštą, bet esmė tame, kad didesni pavyzdžiai leidžia mums turbūt labiau pajausti efektą tų paviršių. Kas mums leidžia suplanuoti, kaip rinktis medžiagas? Tai aišku, biudžetas, bet biudžetas nėra pagrindinis dalykas. Mes visada galvojame, o ką mes norim padaryti, kokį stilių norim sukurti, kokia mūsų yra vizija, koks bus naudojimo intensyvumas. Ar mes medžiagas norime pasirinkti tokias, kad jos būtų atsparios ir ilgai tarnautų, o gal mūsų visiškai prioritetas yra sukurti fainus, jaukius namus, kurie tarnaus mums 5 metus, 6 metus. Gyvenimas namuose trumpėja. Statistika rodo, kad Lietuvos statistinė šeima per gyvenimą jau gali pakeisti 3 kartus. Amerikiečiai 5-6.
Mes sparčiai vejamės labai vakarų tendenciją ir namus keičiame per gyvenimą jau kur kas dažniau. Mes neprisirišam. Jau namus mes statome ne visam gyvenimui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 10 metų, 8 ir gal kai kurie dar trumpiau. Nes tokia tendencija yra pagrįsta skaičiais. Ką mes galim pasakyti klientams, kad mes neturime planuoti visko visam gyvenimui. Tai neturi darnauti visam gyvenimui. Galvokime apie tai, kas yra aktualu šiandien. Todėl galvokime apie stilių, galvokime apie tai, kas dabar kuria mums emociją. Ir šiaip norėčiau pasidalinti, galvoju, apie spalvas ir medžiagiškumą, nes mes lietuviai esam pakankamai santūrus ir mūsų estetika nacionalinė yra tokia labai biudžetinė. Mes matome, kad saugios spalvos, pilki, smėlio, peičio atspalviai dominuoja. Dominuoja atspalviai, kuriuos labai lengva derinti ir kurie dažnų komentarų sako, man neįkyrės, man nenusibos, man bus ramu, kad čia harmoningai veiks. Bet tai nėra tiesa, nes saugus sprendimai gali taip pat nusibosti. Saugus sprendimai dažniausiai nusibosta labai greitai, nes klientai sugrįžta ir sako, žinai ką, nebenori tų pilkų sienų, nebenoriu tų pilkų plokščių, nebenoriu to, noriu kažko daugiau, noriu medžio, noriu rausvų atspalvių, noriu kažkokių drąsesnių sprendimų, nes mes aplinkoje matome, kaip ekonomika keičiasi, kaip kavinės tampa vis labiau teatrališkos, ateini ir tu nori ten pasilikti. Tai dizainas iš tikrųjų formuojasi jau nuo to, kur mes einame į darbą, kaip darbo erdvės keičiasi, kaip pietų erdvės mūsų keičiasi. Ir Lietuva tampa tarp Skandinavijos ir, nežinau, vidurio Europos šalis, kuri labai paima iš kažko gero, kažko blogo, bet mes turime visai gerą net tokį ir tolimą kaimyną kaip Suomija, kur yra šalta, dar labiau pilkesnis dangus ir atrodo, kad ten turėtų žmonės būti labiau netgi niūresni negu mes. Bet visiškai netiesa. Šia labiau atšiauriau gyvenantys žmonės pasižymė atvirkščiai. Savo namus kuria kur kas spalvočiau, nebijo tropinių raštų, nebijo panaudoti eklektiškų medžio raštų, net nebijo derinti tamsių su šviesiais paviršiais. Ir įdomi statistika, kurią noriu irgi pateikti, tai Suomijos šalyje, spėkit, kokį maistą, kokios šalies virtuvė yra populiariausia. Kokį maistą dažniausiai suvartoja Suomijai? Arti, bet jeigu dar į kitą pusę pakreiptumėm. Visiškai karšta, taip, tai yra Azijos virtuvė, tai yra sušiai, vokai, visa tai, ką mes matome tose ryškiuose restoranuose Azijos, tai yra būtent šis maistas. Tai yra statistiškai jiems egzotiška virtuvė, taip pat ir meksikietiški maistai, jiems tai yra tai, kas šildo, tai, ko jie stokoja savo aplinko, jie tą nori suvartoti ir tai vartoja gausiai. Lygiai taip pat jie vartoja spalvas, jie taip vartoja ir patirtis, o turizme dominuoja kokie kraštai? Maldyvai, Šri Lanka, Vietnamas, visi šitie spalvoti kraštai. Tai reiškia, kad žmonės yra ištroškę, jie nori spalvų savo gyvenime, jie nori medžiagiškumo, jie nori kažko to, kas yra svetima jiems lokaliai, jie nori atsivežti, jie tai gali. Jie į buitį žiūri visai kitaip. Jie žiūri iš to, kad jie jaučia, mes kuriam jausmą. Mes įprastai jaučiame tokį saugumo kūrimą, norime pasirinkti saugius paviršius, norime pasirinkti stalviršį, kuris ten tarnautų 10-20 metų ir tai apriboja mūsų kūrybiškumą, tai apriboja ir mūsų sąlygas, kaip mes norime gyventi. Nes mano padrasymas būtų kiekvienam, pažiūrėkim į interjerą kaip į žaidimą, kaip į patirtį, kurią norėtųsi patirti kiekvienam. Tai nėra darbas, tai yra malonus žaidimas. Kad tas žaidimas būtų smagus, jis turi būti su kažkokiais smagiais elementais. Todėl mūsų asortimente mes turime dabar ypatingai augantį spalvų asortimentą, turime Kronošpano kolekciją, kurioje dominuoja vis daugiau kontrastingų spalvinių laminuotų plokščių ir turime labai, norėjau parodyti, dažnai susidurėm su klientais, kurie sako, mes norime metalizuotų plokščių, mes norime nardinčio plieno, bet nardinis plienas atsistoja į tokius kaštus, kad po to ūpas greitai dingsta. Tai noriu pasidalinti, kad interjere dažniau jau nebebijo šaltų medžiagų, dėl to, kad jos
jos tampa akcentais, kurios derina prie šiltų, minkštų. Ir aš noriu prasiųsti jums pro rankas 2 kompaktus. Vienas iš jų yra sumetalizuota plokštė, kuri imituoja plieną, ir dviejų atspalvių plienas. Tai yra sidabrinis ir toks labiau platinos. Tai puikiai tinkantis paviršius stalviršiams. Žinoma, jis taip pat kaip plienas braižosi, bet jis yra kur kas pigesnis lyginant natūralų plieną ir jis leidžia išnaudoti jį stalviršiams, fasadams, net ir karkasiniai daliai. Sveria, jo. Bet plieno plokštės lygiai taip pat sveria, nes dažniausiai jos gamina iš 3-4 mm. Tai tas stalas arba konsolė arba komoda gali būti žiauriai komplikuota, kurią reikės kelti kranu į namus. Tai manau, kad trukmė turi plokštę, kuri leidžia šitą visą logistiką palengvinti. Ir šalia galiu pravesti kitą kompaktą, kuris yra minkštas, šiltas, su travertino akmeniu. Ir jeigu atkreipsi dėmesį, jie tarpusai visiškai harmoningai dera. Atrodo šaltas, slidus, su matiniu, naturalistiniu raštu, tarpusavį labai harmoningai dera. Netgi pastebėjau tokią tendenciją lokaliai, kad Vilniečiai, jaunos šeimos pradėjo derinti net ir skirtingų tekstūrų stalviršius, virtuvį, valgomajam. Ir tai yra labai faina tendencija, nes mes nebeturime galvoti apie tai, kad visur turi būti viskas vienodai. Ne, kiekvienas kambarys gali būti skirtingas scenarius, kiekvienas kambarys gali kurti skirtingą emociją. Dažniausiai miegamajame susidurime su klausimu, o kaip kurti miegamai, kad jis nenusibostų. Miegamasis neturi nusibosti, jis neturi būti kažkoks, jis turi veikti funkciją, jis gali kurti emociją, kuris kviečia į poilsį, į ramybę, kuriame nėra distrakcijos, kuriame minkšti paviršiai, o galbūt atvirkščiai nori, kad būtų efektas, kad tave jis tiesiog kelia rytais budina, žvalina ir tu nori vėsių kažkokių paviršių. Tai mes galime pasirinkti šitoje vietoje N variantų su medžiu, kur panaudotumėm vėsesnius, tamsesnius medžio paviršius seneliams, lovos karkasui, spintų fasadams. Visą tai gali tapti irgi įdomių žaidimų, kuomet naudojame 3 skirtingus medžio paviršius. Mes labai skatinam žmonės derinti eklektinius sprendimus ir kalbant apie baldų, fasadų sprendimus, atsiranda daug techninių klausimų, kurie sako, kiek man tai kainuos, iš ko tai susidės. Kai klientas neturi šiuo atveju partnerio gamintojo, baldų gamintojo arba dizainerio, tą atsakyti yra labai sunku. Aš tikiu, kad jūs, jeigu turite tokią patirtį, jūs turite savo gamintoją, o gamintojas turi savo vadybininką, kuris komunikuoja su trukme. Ir šitoje vietoje visus atsakymus tada daug lengviau atsakyti. Mes tada neturime tos grandies nutrukimo, o mes turime grandį, per kurią mes komunikuojame ir dažniausiai tie klausimai būna atsakyti operatyviai, greitai ir kaina yra subalansuota. Tai visada noriu pabrėžti, kad kalbant su klientais mums reikia šalia pasodinti ir dizainerį arba baldų gamintoją. Ir noriu pakviesti, kad tuos klausimus spręstumėte mūsų trukmės salone, nes čia yra sutaupomas laikas, čia lygiai taip pat galite ateiti į kitus salonus, pamatyti, pasiskolinti plyteles, santechinę įrangą, ateiti pas mus į saloną ir pakalbėti apie tai, kaip tarpusavy tai dera, o vadybininkas dar patars nuo savęs, kaip galima šituos sprendimus paversti kažkokiu smagiu žaidimu, nes yra vietoj daug medžiagiškumo, mes turime ištisą paletę laminuotų paviršių, turim taip pat ir faniruotės, taip pat turime ir dabar atsivežėm didesnių pavyzdžių, kuriuos galima būtų pamatyti su klientu ir sakyti, va, noriu pamatyti, kaip tas raštas atrodo didesnis, prašau, galima pamatyti, galima sumažinti savo rizikas, kad tas raštas bus nesikartojantis, kad jis bus vientisas, kad ta spalva bus tinkama. Tai visada drąsinu, kad tie sprendimai būtų priiminėjami ne kažkur kafeinė, o ateikite į saloną, pasiskirkite laiką, keletą minučių, 15 pusvalandį, kartais net valanda gali atstoti visą savaitės darybos. Taip pat noriu parodyti tokių netradicinių sprendimų, apie kuriuos mes dažnai nepagalvojame, bet faneros panaudojimas interjerų fasadams, tiek baldams, stalviršiams, lentynoms. Fanera yra nuostabi medžiaga, kuri yra atėjusi iš architektūros, tapusi konstrukcinė ir tada staiga atėjo į baldus. Tai fanerą mes taip pat turime ištisą pasirinkimą, įvairiausius raštus ir atspalvius ir
manau, kad šitoje vietoje kolegos, kurie dirbo su Fanera, galėtų jums net ir subalansuoti kažkokius spec gaminius, nes mes partneriavom su Latvijos Fineriu. O Fanera iš tikrųjų yra nuostabus gaminys, kurį galima derinti su laminuota plokšte. Taip pat galima pažvelgti kūrybiškai ir ją įdėti į vonios kambarį, spintelėms, žinoma, lakuotą, ir tada gali atrasti į savo vietą virtuvės zonose. Taip pat, kalbant apie medžio fasadus, noriu padrasinti juos naudoti kartu ir su ryškia keramika, nebijoti skirtingų paviršių, nebijoti spalvų, nebijoti panaudoti laminuotą plokštę su faneruotais paviršiais, nes eklektikoje visą tai galima išspręsti, jungiant per kažkokius panašos tekstūros baldus, staliukas, kėdė, galbūt čia tiesiog apšvietimas neįtin po to jums dėkingas, bet jūs atkreiptumėt dėmesį, kad visi medžio paviršiai yra skirtingi, bet bendroje visumoje jie kažkaip visai gerai dera. Dėl to niekada negazinčiau kliento, kad tie mediniai paviršiai gali skirtis tarpusavyje. Jeigu jūs atkreipsite dėmesį, kaip ir išdėstėm šitą paletę, vis tiek mes jaučiame kažkokį harmoningą ryšį. Nežinau, galima netgi, gal galima pravesti pro rankas, bet čia yra mūsų... Šitas bus per sunkus, bet manau, kad jūs galite pasižiūrėti čia, čia yra mūsų Kronošpano naujienos, kurias labai skatina net ir pats gamintojas derinti 3 skirtingų paviršius vienoje erdvėje. Ir aš ir pats sakau, visada gali būti komoda vienos spalvos, stalas vienos, o virtuvės fasadai dar kitos, bet vis tiek sukurti gaminiai taip, kad jie tarpusavį dera. Ir šitoje vietoje mes nebeturime jokio argumento, kad skirtingais atspalviai atrodys, kaip čia dabar atrodys. O atrodys puikiai. Tai aš noriu tiesiog pereiti galbūt per tokius pavyzdžius, kurie būtų netipiniai, drąsesni, kurie kviečia į dialogą ir pamatyti, kad mes galime naudoti ir dažyti MDF su laminuota plokšte. Mes dabar turėsime artimiausiu metu, jeigu neklystų, aušinę Kronošpano spalvotas. Turėsim plokštės. Atsiras spalvos, kurios tikime, kad pradės naudoti kur kas dažniau, nes mes matome tendenciją Europoje, kad laminuotos plokštės jau dažniau ateina ta baby blue spalva, ateina ta rožinė spalva ir jie pardavinėjama ir matom, kad projektuoja tuos interjerus vakarų Europai. Tai labai jaučiam šitą tendenciją, kad jie ateis ir į Lietuvą. Tai virtuvės fasadai, ta pati baby blue spalva, kuri tikim, kad labai gali tapti populiari, ji dera prie keramikos, ji dera prie įvairių charakteringų paviršių. Mes tiesiog norime, mes išvelgiam tendenciją, kad atsiras daug skirtingų netradicinių apdailos medžiagų, kurios bus tarpusavį derinamos, o mes išvelgiam tame, kad mes su spalvotais fasadais galime visai atsistoti į šitą rinką. Interjerai taps labiau skulptūriški, atsiras daugiau drąsesnių sprendimų su geometrija, atsiras apvalios formos, kalbėsi su griežtom kampuotom formom, solidžios spalvos jungsis su kažkokiom aktyviom ir labai charakteringais raštais. Tiesiog eklektika vis dažniau ateina į mūsų namus ir mes matome, kad tai yra jau nebe taip baisu, tai yra tas mokslas, kurį jau pakankamai daug dizainerių išmoksta, o klientui reikia tiesiog patikėti. Tai noriu neprailgti mūsų diskusijos, jeigu jūs norite užduoti man klausimą, aš galiu jums padėti atsakyti, bet mano tikslas yra, kad jūs pažiūrėtumėte į savo namų erdvę kur kas drąsiau, nebijotumėte derinti skirtingus paviršius, nebijotumėte su tais poreikiais ateiti į saloną, pasižiūrėti, nes daug idėjų mes cancelinam galvoj, nes tiesiog nematom to prieš akis. O salone mes galim visą tai pamatyti prieš akis ir pamatyti ir įsitikinti. Aš esu Eglė Kurlianskaitė, tapytoja. Mano paveikslus rasite www.egles.art. Truputį reklamos. Tai pakalbėsime apie tai, kiek tas menas interjere aktualus, ar jo reikia, jeigu reikia, tai kiek, kaip jį eksponuoti, ką mums duoda jisai, kaip mums veikia spalvas. Tai pradėkim nuo to, kad meno funkcijos interjere. Labai patiko prieš tai buvęs
Linas atrodo vardas, taip. Ir labai fainai, kad kalbėjo apie tai, kad reikia kuo daugiau spalvų. Vis dėlto tikrai tos spalvos mums daug duoda gyvenime ir interjere, ir tai yra ir estetika, ir emocija, ir kartu įvairiomis meno detalėmis mes kuriam kultūrą ir taip suasmeninim tą interjerą, padarydami jį jau mūsų. Ir kuris atskleidžia mūsų gyvenimą, mūsų stilių ir mūsų asmenybę. Taip, tai meno rūšis interjere. Tapyba, skulptūra, fotografija, tekstilė ir dizaino objektai. Kartais būna daugiau, kartais mažiau, kartais miksas, kartais kažką vieną pasirenkam. Šis paveikslas turbūt jau matytas, atpažįstat? Tai vaisiai stovi. Taip, ir meno ir interjero sąveika. Čia pabandžiau pavaizduoti, kaip stipriai visgi interjeras, tai aišku, ir menas, interjeras irgi yra menas kurti, tai kiek stipriai gali pakeisti tą pačią erdvę. Tai labai aiškiai matosi, kad kartais keliomis detalėmis galima visiškai transformuoti erdvę. Trupučiuką apie stilius. Mes visi įsivaizduojam tos stilius, bet norėjusi atkreipti į kai kuriuos niuansus, nes dabar yra taip, kad kurdami interjerus mes net negalvojam, koks čia bus stilius. Mes tiesiog imam ir dedam pagal charakterį, pagal būdo bruožus, netaikydami į konkretų stilių, tačiau jie visgi yra ir labai neblogai kartais vis dėlto suprasti, kad yra klasikinis stilius, kuris pasižymi harmoniją, simetriją, proporciją, rafinuotų skonių, remiasi antikos renesanso bei vėlesnių europietiškų stilių estetinėmis vertybėmis. Ir šitam klasikiniam stiliui būtent ypatinga buvo reprezentacinė funkcija, nes meno kūriniais žmonės reprezentuodavo dažnai savo netgi gerbuvį, štai parodydami, kad jie gali sau leisti daugiau negu kažkas kitas. Tapyboje dominavo mitologinės, istorinės scenos, įvairūs natiurmortai, dažna aliejinė tapyba klasikiniuose rėmuose ir paveikslai buvo gausiai puošiami, ne tik paveikslai, bet ir skulptūros, mėgdavo auksą, įvairius dekorus. Na, matom, kad ir baldai taip pat irgi būdavo puošiami. Kaip ir priešprieša būtų modernus stilius, pasižymi paprastumu, funkcionalumu, visi daiktai turi savo prasmę, inovatyvus požiūris į medžiagas, išbandoma kažkas naujo, atsakas į tą perdėtą dekoratyvumą. Ir pagrindinis tikslas ir mintis, kad mažiau yra daugiau. O tapyboje jau dominuoja abstrakčios formos, geometrija, ekspresionizmas. Atsiranda didelio formato drobės, kurios dažnai net nerėminamos ir tiesiog kartais net pastatomos kažkur ar tai ant kažkokio baldo, ar tai ant grindų. Ir derinami netgi kartu gali būti keli kūriniai persidengiantis. Bohemiškas stilius. Pasižymi laisvė, kūryba, spalvų gausa, eklektika. Daugiau čia tinka žmonėms, kuriems svarbi saviraiška. Ir čia savotiškas tikrai pareiškimas apie tai, kad esu laisvas daryti, ką nori. Ir tas matosi jau tokio žmogaus interjere labai aiškiai. Jeigu dar iš modernaus interjero gal sunku taip kažką apie žmogų pasakyti, nes galbūt netgi ne jisai tas interjeras savo pats darė, o specialistai. Tai čia jau dažniausiai bohemiškam interjere jau pats būsto šeimininkas įdeda daug savęs. Tai menas dažniausiai irgi labai įvairus, iš įvairiausių kelionių, įvairiausios smulkmenos, viskas kraunama, viskas derinama ir svarbiausia tai yra emocija. Skandinaviškas stilius, kurį čia paskutiniu metu dažnai visur matome ir turbūt jau nuo jo, gal čia interjero dizaineriai pasakys, nueiname, sakyčiau, kad tai yra atspindi Šiaurės Europos gamtos, klimato ir kultūros ypatumus, būdingos aiškios linijos, paprastos formos, mažai dekoro. Kiekvienas objektas turi savo paskirtį ir jūs stengiamasi turėti kuo mažiau. Tai tas pats matosi ir interjere. Tarkim, dominuoja viena didelė drobė, gali daugiau jokių meno kūrinių tame interjere net ir nebūti. Ir menas pats irgi atspindi tylą, ramybę, subtilumą, melancholiją. Ir visame kame siekiama išgauti kuo daugiau erdvės. Erdvės pojūtis skandinaviškame stiliuje yra labai svarbus. Industrinis.
kilęs iš apleistų gamyklų sandėlių loftų, pertvarkoma į kūrybinės gyvenamasias erdves, būdingos natūralios neapdorotos medžiagos, įvairūs mechaniniai objektai, o menas kūriniai papildo ir kartu sušvelnina šitą būtent industrinį šaltumą. Tai menas tampa svarbiu akcentu, stiprinančiu emociją ir suteikia jaukumo. Skulptūros irgi iš metalo, iš betono, baldai irgi dažnai tampa kažkokių statybinių medžiagų elementais. Na, dabar čia toks kūrybiškumai mūsų meno integracija pagal erdves. Ar galima meną klasifikuoti pagal jo turinį? Ar pavyzdžiui, kaip jūs manot, ar galima... Pasakykit man, kur, pavyzdžiui, galima būtų kabinti šitą paveikslą? Į kokį kambarį pagal? Vonios. Taip. O svetainiai, pavyzdžiui? Į darbo kambarį. Į darbo. Vytu, tai man atrodo, tau kažkada paveikslą, sakai, norėjai tokio. Čia su to gaidžiu? Su gaidžiu. Vytu, tai sako, labai patinka. O kur, pavyzdžiui, kur tiktų tas, šuniukas? Darbo kambarį. Darbo vaikų. Paauglių. Paauglių. Taip. Vaikų paauglių. Taip. O kiaušinienė kur? Į virtuvę. Taip. Tai visgi šiek tiek yra tas turinys įtakoja. Aišku, galima laisvai improvizuoti ir sužaisti ir šarmingai visai gali atrodyti, bet į vaiko kambarį jau turbūt irgi kažkokios tokios skulptūros, nelabai gal ir dėsim. Tai, taip, nuo vaiko priklauso. Gal nuo tėvų. Nuo tėvų priklauso vaikas, o jau ta... Taip. Tai va, bet... Galima ir taip. Angeliukas. Taip, tai ir vienas iš tokių pagrindinių dažnai iškylančių klausimų ir manęs klausia. Tai derinti tą paveikslą prie sofos ar nederinti? Tai mes čia jau kalbėjom. Tai kaip ir reiktų nederinti, nes kaip ir nepagarba tam paveikslui ir tam autoriui, bet iš tikrųjų tai reikia paderinti. Nes derinti nederinant, iš tikrųjų, turi suskambėti. Kartais suskamba, tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, sofa geltona ir paveikslas turbūt geltonas. Gali būti visai priešingos spalvos ir visai keistos formos ir taip toliau tas meno kūrinys, bet jisai suskamba. Tai reiškia, vis tiek reikia atsižvelgti į tą aplinką. Ir, matosi, pavyzdžiui, visai monochrominis interjeras. Tai irgi, kaip kalbėjot, kad, būna atsibosta ir toksai iš pradžių sako, padarysiu tokį interjerą, kad neatsibostų, bet atsibosta tas charakterio nebuvimas irgi. Tada dažnas variantas, kai pasirenkama kažkokia viena spalva, tai čia, pavyzdžiui, mėlyna, čia oranžinė, ir jie žaidžiama. Tai irgi dažnai geras sprendimas, bet reikia nepamiršti, kad tada tos spalvos turi būti skirtingų kažkokių faktūrų. Negerai, kaip, pavyzdžiui, nuperka 5 vienodos spalvos pagalvėlės, jas išdėlioja ir jau čia skaitosi kažkaip pagyvino interjerą. Tai yra labai prastai, žinokit. Reikėtų kažkokių daugiau įdomesnių faktūrų paieškoti, kad ta spalva atsirastų įvairiose vietose. Na ir čia mato toks interjeras, kur turbūt nieko labai nederino negalvoja, bet jisai puikiai atrodo ir labai gražus. Čia turbūt prancūzai kokie nors, nes jie nieko nederindami puikiai viską suderina, jų tokie interjerai tikrai žavingi. Tai tai turbūt kiekvienas savo turit pajausti ar derinti ir nederinti, bet aš taip sakau, jeigu jums patinka paveikslas, būna, kad įsimyli tiesiog. Ir tu net nežinai, kur tu jį kabinsi, bet jis tavo viskas, tu parsineši ir jis tada puikiai atrodo ir jis puikiai dera ir reikia, man atrodo, tuom ir vadovautis. Va čia tai turiu bėdą, nes patinka paveikslas, bet žinokit, man dizainerė neleidžia jo kabinti. Ačiū, taip, nes sakau, parodykit man tą interjerą, kur jums netinka. Atsiunčia nuotraukas, spalva sofos tokia, o paveikslas toksai. Ir sako, man dizainerė pasakė, kad sofos spalva pjaunasi su paveikslu. Tai žodžiu. Jos paskui sakyti, kad šitas Bentlis nedėlės mano garažą. Netilps į garažą. Arba netilps į garažą, bet tiesiog, aš manau, kad jo kūrinys yra kur kas daugiau. Tai man irgi atrodo, jeigu patinka meno kūrinys, viskas reiškia, jis jums tinka. Aš dar turiu klausimą, ką darot,
pavyzdžiui, jeigu klientai sako, labai noriu, bet labai netinka tas ar ne paveikslas ir sako, kažkaip reikėtų padėti, nu tai ten padeda kokį metam, 2 ir tada prisimena, kad turi ir po to sako, tai vis tiek ras kitą vietą ir neranda. Ar būna tokių atvejų, kad tiesiog neranda tam paveikslų vietos, ką daro? Nu, aš su tokiu nesusidūriu. Man atvirkščiai. Jo? Tai parduokit bet kokį nors čatą. Ne, aš jo neparduodu. Jis man brangus, man šiaip labai smagus, gražus, bet nu, nėra jo kur pakabinti. Nežinau, ką daryti. Apverskit kitą pusę. Nebandžiau. Nenervuok. Variantą. Man tai dažniau yra buvę, kad nenuperka. Labai patinka, bet nenuperka, nes dizainerė neleido arba netinka vyrui nepatiko, va būna tarpusavį, kad nesutarė ir nenuperka. Ai, tai bet pabaigsiu mintį, kad grįžta tada po kiek laiko arba jau nebebūna to paveikslo, arba vis tiek jį nusiperka. Nes paveikslais taip yra, jie kažkaip įkrenta. Ir tada galbūt ieškai, nu, bet gal ir tiktų, bet didesnį paieškosiu, nusiperka, tai didesnį ir vis tiek grįžta. Man grįžo vieno paveikslo po metų moteris, nes tą, kurį norėjo, tai ten aš buvau nutapęs tokią su bikini moterim, tai sako, ai netiks man čia pas mane vaikai, uošvieniai nepatiko, kad tokie pusiau apsirengus, bet jinai grįžo po metų to paveikslo, tai jį nešiojasi visą tą laiką. Tai sakau, tai kur tu kabinsi, gi uošvienė matys. Ai, sako, nu gal kaip nors. Ne, bet kažkaip drąsos atsirado. Tai va, tai... Viena dažniausių tokių galbūt, gal klaidų, tai yra paveikslo pakabinimo aukštis. Tai labai dažnai tie paveikslai pakabinami yra per aukštai, tai vis dėlto kabinti reikia akių lygyje. Ir va čia labai aiškiai parodo, kad maždaug 1/3, jeigu virš sofos, nes labai dažnai virš sofos, virš komodos būna, arba virš lovos. Tai geriausia, kai tai yra 2/3 to baldo pločio, užima paveikslas. Gali būti tai paveikslų grupė, bet irgi tada juos grupuoti taip ir tada žiūrėti bendrą tą plotą irgi, kad nebūtų išsibarstę, bet kaip čia į visas pusės. Tai bus vienas slaidas apie giminę. Jo, tada sofa labai didelė 3 metrų, tada viskas telpa, viskas. Taip, tai eksponavimo aukštis. Tai va. Tai čia matom, būna žmonės skirtingo aukščio, o paveikslą reikia kabinti akių lygyje, žmona 1,50 m, vyras 2 metrai, tai ką mums daryti? Nu, tai kažkokį ieškoti. Arba kas dažniau žiūri tą paveikslą, gal tą orientuotis, bet aišku, visada smagiau, kai nereikia taip į tą paveikslą. Taip, nekabinkime paveikslų irgi labai aukštai virš baldo, nes tada prarandamas ryšys, visgi turi būti toks kaip savotiškas trikampis ir tas neturėtų skraidyti jau paveikslas kažkur palubėti. Tai nėra tokių taisyklių, kiek ten centimetrų yra, kur rašo kai kurie, bet aš manau vis tiek reikia žiūrėti gyvai, kaip atrodo ir pajausti tą aukštį. Na ir čia keletą pavyzdžių, kaip daryti, kaip nedaryti. Nereikėtų 2 tokių mažiukų paveiksliukų skirtingų kabinti ir taip toli vienas nuo kito, aišku, nereikėtų, čia matosi per aukštai pakabinta, o čia jau, patiko labai tas paveikslas, bet tikrai gal čia per didelį. Kažkur kitur reiktų rasti vietą. Na ir kūriniai turintis asmeninę vertę, jau kaip tu sakai, kai labai daug giminių, visų nuotraukas reikia sukabinti. Tai čia truputį persistengta jau. Ar sutinkat? Aš manau, kad kai kurios interjeruose tai tinka. Bohemiškam gal. Dalykas, bet tokiam paprastam tai nepridėsi, taip netrodys. Šeškinė netinka. Pavyzdžiui, gal įdomu ateit pas kažką į svečius, tai pasižiūrėti, bet galvoju. Bet jo, taip. Pavyzdys bohemos, taip. Tai va. Kūriniai turintis asmeninę reikšmę. Tai vat būtent jeigu turite nuotraukų arba turite kažkokių nedidelių paveiksliukų, tai reikia atkreipti dėmesį tada į rėmelius ir atstumus tarp jų kabinant. Geriausia, aišku, kabinti ne visur išbarstyti, o kažkokią pasirinkti sieną ir formuoti savotišką galeriją. Vienodi rėmeliai skirtingus paveiksliukus tarsi suveda į vieną tada paveikslo objektą ir tada palikti iš visų pusių
vienodus tarpelius. Ir tada jie visi toks, tai gaunasi kaip, nežinau, debesis vienoje vietoje. Nu ir tada gali būti ir skirtingo dydžio, ir skirtingų spalvų. Tiesiog suvesti ir teisingam aukštį pakabinti. Dabar pamankštinsime akis. Pažiūrėkime į juodą tašką viduryje. Nu, kokį 10 sekundžių. Bet taip žiūrėkit, nemirksėkit. Nu, gerai, sumirksėkit, bet pažiūrėkit. Ir pamatysime, ant kiek galime mes pasitikėti savo akimis. 5, 4, 3, 2. Matėt spalvas? Čia juodai balta nuotrauka. Bet iš tikrųjų pažiūrėjus ir persijungus atrodo, kad, nu, jinai spalvota irgi. Dar kartelį. Tai parodo iš tikrųjų, kaip mes tas spalvas matom ne tik akimis, bet ir protu. Savo kažkokiom juslėm. Protas užfiksavo, reiškia, čia turėtų būti medis, žalias, dangus mėlynas, žolė žalia, bet nu, čia iš mūsų jau, turbūt, nežinau, pasąmonės kažkur užkoduota, kad taip turėtų būti. Ir aišku, gal regėjimas, optika kažkaip irgi sureaguoja su šitom spalvom, bet smagus toks pratimas. Na gerai, dabar parodysiu kitą ir pasakykit man, ką matot. Čia video ar čia nuotrauka? Nuotrauka, taip. Juda. Matot, kaip mūsų akis kažkaip padaro, kad atrodo tikrai judesys. Įsivaizduokit, tokiais tapetais visą kambarį išsiklyjo. Taip. Na ir spalvos interjere. Raudona. Veikia energizuojančiai, skatina veiklumą, sužadina emocijas, gali veikti kraujospūdį, paspartina kvėpavimą, tačiau daug raudonos ilgainiui žadina nerimą ir net agresiją. Tai su raudona labai atsargiai, todėl jos nerasite kažkokiuose ten poliklinikose, gydyklose. Tai dažniausiai dozuojama. Nedideliais kiekiais atsiradus interjere arba paveiksluose raudona mums pasąmonį duoda tarsi skanių uogų tokia emocija ir tada jos norisi, kai nedaug. Tai aš mėgstu, žiūrėkit, irgi tokių uogų viena kita atsiranda. Čia didesnė tokia uoga. Tai gerai, kai trupučiuką raudonos, bet kai jau visas kambarys, tai nežinau, turi patikti labai. Mėlyna spalva ramina, sukuria saugumo ir pasitikėjimo jausmą, puikiai tinka miegamajame darbo aplinkoje. Mažina kraujospūdį, lėtina širdies ritmą. Dar spalvą turbūt mėgstamas žmogus pasirenka pagal savo tipažą, gal pagal charakterio bruožą irgi. Ramesnis turbūt gal labiau mėgsta ramesnės ir spalvas. Žalia, kaip ten sako, visada gerai, nes mes kaip iš gamtos, tai žalia spalva veikia raminančiai, siejama su gamta, suteikia ramybės pusiausvyros jausmą. Puikiai tinka poilsio zonose, miegamajame. Kai norime pailsėti, einame į gamtą. Todėl iš tikrųjų ta gamta irgi mūsų namuose yra puikus dalykas. Geltona. Stimuliuoja, tinka vaikų kambaryje, skatina smegenų veiklą, kelia nuotaiką, žadina rytais. Kokią citriną miegamajam pasikabinę ryte pamatysite, tai iškart bus geriau, atsikelti lengviau. Taip, suteikia optimizmo. Tačiau ilgiau pabūs geltonam kambarį irgi gali atsirasti dirglumas. Nu, šitaip kartais per daug stipriai gal stimuliuoja. Norisi ramybės. Tada reikia sugrįžti žalią kambarį. Visus kambarius skirtingai nudažyti ir pagal nuotaiką. Taip, oranžinė. Asocijuojasi su apelsinu. Puikiai tinka kūrybinėse dirbtuvėse, socialinėse erdvėse. Skatina apetitą ir bendravimą. Prašau. Matot, kaip spalva iš tikrųjų daug veikia. Juoda. Turi daug jėgos ir charakterio. Skirtingai naudojamas gali skirtingai veikti. Dažnai naudojama detalėse. Galios ir jėgos efektas.
tačiau ilgai pabuvus juodame kambaryje gali kilti visokių nepageidaujamų šalutinių emocijų ir minčių, iš tikrųjų gali slėgti. Tai va, bet visada turi jėgos vis dėlto juoda. Balta suteikia švaros, gaivos, erdvės pojūtį, tinka visose erdvėse, ypač medicinos mokslo srityse. Labai gerai tinka moderniuose interjeruose, mes dažnai mėgstam baltas sienas. Ir, turbūt, kai trūksta šviesos, tai kuo šviesiau, tuo geriau. Ruda. Natūralumas, stabilumas, visi medžio atspalviai, veikia raminančiai, žemės ir gamtos spalva. Puikiai tinka derinti su kitomis spalvomis. Ir pabaiga. Tai kviečiu į savo galeriją, kuri yra panoramoje 3 aukšte. Ten rasite mano paveikslų, pamatysite jos gyvai, bei kitų autorių įvairių skulptūrų, meno kūrinių, baldų. Tai labai kviečiu atrasti ir apsilankyti mano www.eglės.art galerijoje pasmalsauti. Labą dieną visiems, nors jau mes čia visi matėmės ir sveikinomės. Reiškės, tai čia tokia kaip ir tasa graži gavosi, Eglė pasakojo ir jos pristatymas buvo vadinosi Menas interjere. Man yra tekę kelias parodos daryti, kurios vadinosi Menas interjere, reiškės. O šiandieninė tema mūsų tokia siauresnė, viena iš dalių, apie ką Eglė pasakojo, tai reiškės bus fotografija interjere. Tai šį čia mes kažkaip man pavyko pasikviesti bent jau su manim 5 žmonės, kurie truputį prijaučia fotografijoje ir net gal kažką supranta fotografijoje. Ir mes dabar bandysim jūs įtikinti, kad ta fotografija interjere yra labai gerai ir reikia ją pulti naudoti, kas be po truputį Lietuvoje ir darosi, reiškia. Tai pradėsim nuo to, kaip jūs tą fotografiją, kodėl aš čia agituoju ir kaip jūs tą fotografiją galit vienaip ar kitaip įsigyti ir kas mes čia tokie esam, kodėl verta mumis pasitikėti ar neverta pasitikėti. Tai reiškia, pradėsiu nuo to, kad aš iš tikrųjų atstovauju kaip ir 2 įmonės. Viena įmonė yra UAB Vilkonda su ženklu Dudy, kur daug kas žino kaip prekiaujančia grindim, tapetais, kilimais, knygomis ir meno kūriniais. Tai einame tą paskutinę eilutę meno kūriniai, tarp jų telpa ir fotografijos, kurios, reiškia, gali būti sėkmingai pritaikomos interjere kaip interjero dalis. Kita veikla su tuo susijusi, bet tik labai dalinai, tai yra tokia VŠI Vilniaus galerija, kuri vysto tokią įvairią pusę veiklą. Tai yra ir tinklalapis skirtas menui, kultūrai, laisvalaikiui, kuris taip ir vadinasi www Vilniaus galerija LT. Vilniaus galerija daro įvairius projektus, kur, reiškia, kai kurie iš jų yra išlikę ir jums gan dažnai matomi, bet jūs gal to nežinot, kad mūsų daryta, tai apie tai parodysim irgi. Organizuoja kai kurias parodas, arba dalyvauja parodose, arba padeda kitiem dalyvauti parodose. Taip pat mes užsiemam fotografijų ir printų gamybą, bet tai nereiktų tiesmukiškai suprasti, kad mes patys juos gaminam. Tiesiog kiekvienoje fotografijai, kiekvienam printui yra skirtingos medžiagos, yra skirtingi formatai, yra skirtingos techninės galimybės ir reikalavimai ir tikrai ne kiekvieną toj pačioj vietoj reikia gaminti. Tai mes turim pakankamai rimtą bagažą sukaupę žinių, kur ką kaip daryti ir už tai galim pateikti vienokį ar kitokį galutinį produktą, kurį galim pasiūlyti jau ir jums, ir rinkai, ir pardavinėti per savo prekybinę sistemą. Tai dabar trumputį, kad jums nebūtų baisu su mumis kalbėtis, šiek tiek paviešinsim savo patirtį. Tai reiškia, patirtis dalyvaujant parodose. Šiuo atveju, reiškia, viršelį matote, šitą ekraną matote parodą Art Vilnius, nebeatsimenu kurių metų, kur mes dalyvavom su 2 autoriais čia esančiais, tai Raimondu Pakniu ir Arūnu Baltėnu. Reiškia. Tai šičia ir būtų vaizdai iš tos parodos. Čia tuo metu Lietuvoje fotografijų nieks nespausdino ant aliuminio kompozito, ant stiklo, nors pasaulyje tas buvo daroma. Tai aš drįsčiau sakyti, kad tai buvo pirmoji paroda, kur šitos technikos buvo vienaip ar kitaip pristatytos Lietuvoje. Kaip Eglei sakiau, mes turėjom parodą Menas interjerui 2018 metais, turėjom 2019 metais ir tenais nemažai
vietos buvo skirta fotografijai. Fotografija buvo viena iš, reiškias, rimtesnių dalių tos parodos. Tai vėlgi šičia matyti įvairiausi ir fotografijų, kaip aš sakau, pano arba su siena, reiškias, ir atskiros fotografijos, pakankamai didelės fotografijos, nes fotografijoje iš techninės pusės žiūrint dažnai formatas atsiremia į techninės galimybės ir toj vietoje jau reikia žinoti, kaip tą dalyką vienaip ar kitaip išspręsti. Raimondo Paknio fotografijų paroda Mūro istorijos. Viena turbūt iš labiausiai lankytų fotografijos parodų Lietuvoje, Valdovų rūmuose vyko. Čia mūsų prisidėjimas yra toks, kad didelio formato fotografijos buvo darytos būtent mūsų, reiškės, ir labai džiaugiuosi, kad Raimondas patikėjo mums tą gamybą. Tuo pačiu galiu pasidžiaugti, kad ir mes Raimondą kažko išmokėm, jis anksčiau sakydavo, va čia yra didelio formato fotografijos, o paskui pradėjau sakyti, čia yra mažo formato fotografijos, o tos kitos jau yra didelio formato fotografijos. Tai tikrai tą sugebam padaryti, reiškės. Arūno Baltėno fotografijų, Kęstučio Stoškaus fotografijų paroda, Vilniaus portretas Vilniaus rotušėje 23 metais. Visas rotušės antras aukštas buvo skirtas šiai parodai ir čia vėlgi buvo parodyta daugybė gražių kūrinių, kurie vėlgi dėl savo formato suskambėjo taip, kaip anksčiau neskambėjo, sakykime, ir čia jau buvo galima pamatyti vairių technikų ir klasikinių, reiškias dalykų, kai yra, sakykime, čia įrėminta sidabro atspaudai ir ant didelio formato fotografijų ant aliuminio kompozito, kurios vėl visiškai kitaip atrodo. Tai toliau, reiškias, čia tarsi nėra fotografijų, bet, ta prasme, verta apie tai pakalbėti. Daugelis čia esančių turbūt yra buvę Mo muziejui, turbūt žino Mo muziejaus bistro ir galbūt ne visi žino, koks kūrinys yra ant tos sienos padarytas. Tai yra Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus sienų tapybos Valkininkų sanatorijoje fragmentas, kuris yra mūsų atkurtas ir būtent muziejaus savininkų norų atsiradęs būtent Mo muziejaus bistro. Tai reiškia, kodėl aš jį rodau prie fotografijų, todėl kad techninė prasme tai yra absoliučiai tas pats dalykas, jis spausdintas ant aliuminio kompozito. Kas yra įdomu, kad tai yra didžiulis formatas, kurio jau neišeina gaminti ant vieno lakšto, čia yra pagaminta ant daug lakštų ir jie yra atitinkamai sujungti, aš jums toliau trumpai tą parodysiu. Tai vėlgi, reiškės, mes einam jau prie įvairovės ar fotografijų, ar printų, reiškės, interjerą, nuo visiškai mažyčių formatų kompozicijų iki tikrai labai didelių. Tai, ta prasme, šiuo atveju čia yra, jeigu aš gerai atsimenu, aukštis tai tikrai yra 2,30, bet ilgis turbūt apie 16 metrų. Ir tai yra vienas vientisas daiktas, kur nelabai kas pastebi, kad tai yra sudurta. Tai va, čia ten buvo muziejaus vaizdas, o čia būtent įrengimo darbai 18 metais, tuo metu dar autorė buvo gyva, tai čia nuotraukai po to, kai jau buvo pilnai suklijuota, pasikvietėm dar prieš atidarimus, buvo labai laiminga ir patenkinta, kad tas įvyko. Tai reiškia, čia jūs toliau galit matyti, reiškia, ten visokias dalis, kad tai yra tikrai supjaustyta, suklijuota tiesiog ant sienos, reiškia. Koks yra fotografijos privalumas jums naudojant ją interjerę? Vienas iš daugelio, bet labai svarbus privalumas yra tai, kad jeigu paveikslas yra tam tikrų matmenų, jis ir yra tam tikrų matmenų. Fotografija yra toks kūrinys, kurį galima truputį matmenis koreguoti, prasme, kad jeigu jums netelpa 2 ant 3, bet telpa 1,70 m ant 2,70 m, tai nėra jokia problema ir tai bus pagaminta, kad tiktų jūsų interjerui būtent tokio dydžio, kaip reikia. Tai tas yra labai svarbu, tas yra patogu taikyti ir tuo siūlau labai labai naudotis. Tai va čia jūs matot vėlgi įvairius tuos dydžius fotografijų, tiek nebeveikia man šitas lemputė, bet nesvarbu, tiek visiškai mažyčio dydžio, tiek užimančius ištisą sieną ar jos dalį ir tą viską galima pasiūlyti padaryti. Medžiagiškumas.
ta prasme, šiuo metu dažniausiai bent jau mes naudojam 3 medžiagas. Tai arba fotografija ant popieriaus, tai gali būti tiek sidabro atspaudai, kur yra, reiškia, ta originali fotografijos technika, tiek įvairūs antspaudai, kaip taisyklė didesnė vertė turinčių fotografijų skaitmeniniai atspaudai ant muziejiniaus popieriaus daromas, tai reiškia, kur vėlgi pakelia vertę to atspaudo. Toliau gali būti atspaudai ant stiklo, tokiu atveju daroma atspaudas iš vidinės stiklo pusės, klijuojama baltas fonas ir jis tarsi gylį dar įgauna. Ir atspaudai ant aliuminio kompozito būna tiek baltas aliuminio kompozitas, tiek šlifuotas aliuminio kompozitas, kuris kartais jūs turbūt matot nuotraukų arba nueisim apačią parodysim, kur beeinant pro šoną jinai tarsi keičiasi jos apšvietimas, tarsi atrodo švyti, labai efektingai, kai kada atrodo naktiniai vaizdai, žibintų šviesos ir taip toliau. Tai nuo medžiagiškumo priklausomai, kadangi paskui reiks kažką daryti, rėmint ar kažką, dažniausiai priklauso įmanomi formatai. Tai tikrai ant popieriaus galima spausdinti platesnį negu 1,20 m, bet žinant, kad paskui reiks paklijuoti, kad reiks tvarkyti, tai Lietuvos sąlygom dažniausiai tai būna iki 1,20 m, bet tikrai galima padaryti ir platesnį. Stiklas, ant kurios spausdinama, reiškia, būna standartiškai, reiškia, didžiausias 2,3 m. Tai yra printeriai, kurie gali tą dydį ir atspausdinti, bet su stiklu bus problema, kad tai bus labai sunki fotografija ir labai sudėtinga ją bus tokio dydžio pakabinti. Dėl stiklą dažniausiai mes apribojame metras ant metro, 1,20 m ant 1,50 m, iki tokių formatų, reiškia. Aliuminio kompozitas, baltas būna 1,50 m ant 3 metrų, šlifuotas būna 1,20 m ant 3 metrų. Tai čia galima nieko nejungiant, nieko nedarant, tokius formatus drąsiai galvot, projektuoti ir daryti. Tada dar trumpai kalbant apie šitą, reiktų žinot, kad ta prasme, fotografija gali būti įvairiai pateikta interjere. Klasikinis variantas yra, vat jūs matote, pradėjo veikti. Čia įrėmintos fotografijos kaip taisyklė būna su stiklu priekyje, nors, sakykime, muziejai parodinės erdvėse gan dažnai eksponuojamos įrėmintos fotografijos be jokio stiklo, kad nebūtų atspindžių, kad jos geriau susivoktų. Norint tą efektą stiklo sumažinti, kartais naudojamas muziejinis stiklas, kuris daug brangesnis, bet už tai kai kuriais kampais yra iš viso nematomas, kai kuriais mažai matomas. Ant aliuminio kompozito spausdintos fotografijos, jos turi apačioj tokį iš vidinės pusės rėmą, kuris jas pilnai išlaiko, nei susilankščius, nei kažką, todėl jos neslepiamos po stiklu ir kai kuriems interjerams tikrai yra labiau tinkamos būtent nerėmintos, jeigu, kaip ir Eglė kalbėjo apie modernius interjerus, apie dar, reiškia, tai kai kuriais atvejais tas yra reikalinga, naudinga ir galima daryti, reiškia. Dabar toliau, reiškia, ką aš ten turiu toliau, skaidytos fotografijos. Tai šičia yra keli variantai galimi, reiškia, čia jūs matote fotografiją kaip pano padaryta, kur yra kvadratėlė, jeigu aš gerai atsimenu, turbūt 40 ant 40, gali būti 60 ant 60, iš kurių vaizdas susimontuoja kokio tik nori dydžio, bet jisai yra suskaidytas tokiom tarsi juostelėm, kartais tas kaip tik yra labai gražu, prasminga ir gerai, reiškės. Dabar kitas variantas, tai ką jūs matėt mo muziejuje, čia specialiai yra paimtas vienas fragmentukas, matot, kur kai reikia sumontuoti ištisą sieną, tiesiog yra bandoma paslėptos pjūvis ir pjaustoma pagal kažkokias tai linijas. Tada tos linijos nežinančiam jos nėra matomos, bet jeigu jau žinai, tada galėti jas kažkaip ir pastebėti, bet daugeliu atveju jos netrukdo. Čia fotografija yra sunkiau pritaikoma, bet tas yra irgi įmanoma. Pavyzdžiui, gretimoje fotografijoje čia galėtų būti drąsiai pjūvis, ta prasme, jeigu norėt daryti didelę fotografiją, bet išvengti. Tokiu atveju jau turėtų būti klijuojama prie sienos, kad nebūtų jokio postumio, nieko, reiškia, kad iš tikrųjų. Tai vat, toliau, reiškia, kartais jūs gali tai atrodyti svarbu, man tai atrodo visą laiką svarbu, yra toks dalykas kaip ribotas fotografijų tiražas. Tai Jonas mane duos sumeluot, bet turbūt ar prieš kokį 10 metų atsirasdavo Lietuvoje ir fotografų, kurie klausdavo, kas čia yra ir kam to reikia. Tai, ta prasme, tai visam pasauliu priimtas dalykas, kaip yra, sakykime, grafikos darbai, ta prasme, su tiražus, taip ir fotografijos ne visada, bet gan dažnai
yra daromas riboto tiražo ir, ta prasme, tai yra fotografo įsipareigojimas, galeristų įsipareigojimas, kad tam tikro, ta prasme, tam tikra nuotrauka bus atspausta tik tiek kartų, dažniausiai, gal blogiausia, kad to tiražo tikslių taisyklių nėra įvardyjama, nes pasaulyje truputį skiriasi. Tai sakykime, mes priėmė pas save, kad tam, reiškia, vieno formato, sakykime, tiek fotografijų, jos turi tam tikrą tiražą ir jis yra baigtinis. Jeigu, ta prasme, formatas yra kitas, didesnis, jis turi kitą tiražą, kuris yra gerokai mažesnis, bet irgi yra baigtinis. Yra tekę ne kartą girdėti ir tokių variantų, kad nuo technikų skirtingai, sakykime, sidabro atspaudai turi vieną tiražą, printai jau turi kitą tiražą. Tai ten yra įvairių dalykų, bet kuriuo atveju tiražo buvimas prideda vertę. Tai visi tie darbai, kurie yra riboto tiražo, tai pas mus, reiškia, jie turi vienas dalykas, jie dažniausiai būna pasirašyti iš priekio, jeigu tai yra ant popieriaus. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ant aliuminio, jis gali būti neįmanoma pasirašyti priekio, bet jis turi tokį sertifikatą, kuriame yra nurodyta labai aiškiai autorius, autoriaus parašas, reiškia tiražo dydis ir tiražo šito konkrečiai darbo numeris. Tai vėlgi tai sukuria pridėtinę vertę fotografijų ir tai netgi, sakykime, fotografijų interjere turėtojai gali būti tuo pačiu, reiškia, pradedantis kolekcionieriai, kurie tokiu būdu pradeda savo kolekciją arba bent jau turi darbus, kurių galbūt vertė pradės su laiku augti. Tai būtent apie tai aš ir noriu pakviesti pakalbėti Joną Staselį, kuris šalia visų daugybės kitų savo pareigų man labiausiai imponuoja to, kad yra tokio renginio kaip fotografijos savaitgalis, kuris jau vyko 3 metus turbūt. Jau 4 bus šiemet. 5, tai aš sumaišiau, aš maniau, kad 3 metus, reiškia, ir kuriame visą laiką smagu būna sudalyvauti. Ir būtent fotografijos savaitgalis irgi prisidėjo ganėtinai prie to, kad supratimas apie fotografiją, supratimas apie tiražą, ribotą tiražą Lietuvoje spėriai auga ir fotografija vis darosi populiaresnė ir populiaresnė. Tai aš perduodu žodį Jonui. Tiražo klausimas, jeigu tiesiog tai perinant, paskui aš pereisiu prie kolekcionavimo ir kitų dalykų. Tiražo klausimas yra labai opus momentas tiek patiems fotografam, tiek kolekcininkam, kas kolekcionuoja tiek Lietuvoje, tiek užsienį. Lietuvoje iš viso tai yra gana naujas dalykas. Ir aš čia darydamas pristatymą prieš porą savaičių, manęs irgi kaip tik žmonės klausinėjo apie tiražą. Nėra tokios vietos sertifikuotos, kad jūs tikrai žinote, kad autorius pasakė, bus 8, bus 15 fotografijų, bus 20. Dabar kaip tos fotografijos. Nėra, tai yra pasitikėjimo klausimas. Dabar vienas kolega prieš porą savaičių šitą klausimą labai pajudino ir mes galvojom, kad galbūt netgi fotografijos savaitgalio formate atidarytume tiek internetinę prekybą fotografijų atspaudais, tiek irgi blockchaino principų sustatyti tą fotografijų pardavimą ir tiražus ir visą kitą. Nes tai yra opiausias dalykas, tai yra vieta, kur gali paslysti fotografai, bet tą labai klausia žmonės įsigijantis, nes jie įdeda pinigus natūralu, be to vizualinio pasigėrėjimo dar yra tiražą. Ir čia yra tiesiog, manyčiau, vadovėlinis labai geras pavyzdys, nes žiūrėkit, kas yra. Jūs kaip fotografijos tiražinės įsigijėjai iškart matot, kad yra, čia galima turbūt su šito, nežinau, ką čia paspaudus. Žiūrėkit, jūs matot, kad yra 1 dydžio 8 vienetai, 2 dydžio 4 vienetai ir 3 dydžio 3 vienetai. Čia +1 tas autorinis atspaudas, tai yra dažniausiai autorius turi savo atspaudą, kuris keliauja po parodas, jis realiai, tarkim, gali būti kiek didesnis, kiek mažesnis ant vieno formato, ant kito formato, tai yra tokie daugiau parodiniai dalykai. Pagal tokią tarptautinę praktiką, tą autorinį atspaudą autorius gali parduoti, jis gali būti parduodamas tik tai autoriui mirus. Bet čia irgi, įstatymo nėra. Bet jūs iš karto matot, kad yra 3 tiražai, 3 formatai, vieno atvaizdo, 3 formatai ir dydžiai. Kur gali kolegos paslysti, kad tarkim, turi 2 dydžius, tie 2 dydžiai liaudiškai pasakius išėjo ir sugalvojo tada autorius išleisti 3 dydį.
su kitu tiražu. Bet kolekcininkas, jūs kaip įsigyjantis kolekciją žmonės, jūs norite žinoti, kiek gamtoj tų vaizdų bus. Nu tiesiog, nesvarbu dydžio. Ir čia jau yra labai svarbu, kad fotografai nepaslystų iš to naudos, kad čia vat, tas kadras patiko ir aš išleisiu kitą formatą, kitą popierių, kitą dar kažką. Tai va, tarkim, jau net ir konsultuodami ar patys įsigydami fotografijas, visada klauskite iš karto, kiek, kokio formato, pilnas, va, yra va, toks vaizdas, kiek jo iš viso yra. Bet po 5 metų norės dar paleisti ir galės. Tai va čia yra sąžinės reikalas. Techniškai jis pasakydamas jums, kad tiek yra, jis turi prisimti atsakomybę. Yra ir kitas dalykas, ta prasme, saugiklis šioks toks, bet tai irgi yra pasitikėjimo klausimai. Pavyzdžiui, šiuo atveju, mūsų atveju, Galerija. jūs matot garantiją iš 2 pusių. Taip. Vienos pusės yra fotografo garantija, iš kitos pusės galerijos garantija, kad jis sako, apačioje tas ir yra tiražo sertifikatas, VŠ Vilniaus galerija užtikrina. Tai ta prasme, mes tą darydami, mes pasitikim fotografu ir manom, kad mūsų susitarimas yra aiškus, tikslus ir tai jau yra šiokia tokia didesnė garantija negu vien tik tai autoriaus garantija. Tai nenuvertinant autoriaus garantijų, bet tai yra šioks toks priedas, šioks toks svarumas, reiškia, tam. Taip, Audrius pasakė tai, ką aš būčiau antroji daly pasakęs, taip, kad čia yra šitam sertifikate yra autoriaus garantija ir galerijos. Ir jau jūs turite tam tikrą, ta prasme, nuo nelaimės, nuo force majeure net draudimas nedraudžia. Bet iš esmės jūs turite 2 pusių tam tikrą užtikrinimą. Ir tai jau yra garbės reikalas tiek autoriaus, tiek galerijos garbės reikalas, nes ypač šitoj rinkoj, meno rinkoj, tokie, kaip pasakyti, žodžio laužymai, jie dažniausiai reputaciniai dalykai kainuoja labai brangiai. Tai yra praradimas pasitikėjimo ir praradimas galimos klientūros. Tai Lietuvoje, aišku, tas dar lipdosi tik tai. Bet aš labai tikiuosi, nes mes, kaip Audrius paminėjo, fotografijos savaitgalį, mes darome šalia tų fotografijos galimybę susipažinti, pačiupinėti, įsigyti, tam tikri edukaciniai dalykai, tai yra edukaciniai žmonėm ateinantiem dėl fotografijų ir kolekcionavimo, taip pat yra nematoma dalis, kur yra rengiama patiems fotografam. Ir tai, ką, tarkim, dalį aš jums čia papasakosiu, tai prieš šių metų fotografijos savaitgalį dar platesniam formate aš kolegom pasidalinsiu. Reikalas yra labai paprastas. Taip nutiko, kad aš šių metų sausį, gal aš čia nuo šito pradėsiu, kad aš šių metų sausį gavau magistro laipsnių komunikacijos ir džiugu buvo tai, kad universitetas pats pasiūlė, sakė, jūs darykit darbą iš to, ką jūs darot. Aš kažkaip vyresnio amžiaus žmogus esu, kažkaip netikėjau, galvoju, nepadoru yra, bet kai 3 kartą pasiūlė, tai ir aš pasirinkau kolekcionavimo fotografijos atspaudų, kolekcionavimo paskatos ir kolekcininkų tipai. Tai trumpai galbūt prabėgsiu tai, ką mes su Audrium aptarėm, maždaug kas galėtų būti įdomu. Žmonės, kur jūs galite panaudoti tos dalykus, kodėl verta kolekcionuoti fotografijas. Natūralu, kaip bet kuris meno kūrinys, tai yra galima investicinė grąža. Kaip darbe viena iš eksperčių sakė, kad net ir žmonės, kurie sako, kad čia yra 2 medalio pusės, kurios sako, kad kolekcionuoja ne dėl investicijos ir ką patvirtina kita ekspertė, iš tikrųjų žmonės daro tam tikras savadus ir tikrina ir užsirašo, kiek pirko, kiek galėtų dabar kainuoti ir taip toliau. Tie, kurie sako, kad perka ne dėl investicijos, o tiesiog nuo vizualinio pasigėrėjimo iki kitų dalykų, jie vis tiek perka dėl tam tikros investicijos. Ta prasme, kad tas pats investicinis kolekcininkas tuo pačiu kolekcionuoja ir ne dėl investicijos, ir neinvesticinis kolekcionuoja dėl investicijos. Tai yra tam tikras, toks nebipolinis sutrikimas, bet yra, ta prasme, tie dalykai susiję. Ir reiškia vienas, nes žmogus dirbantis kaip meno agentas, sakė, aš mačiau ir tų, ir iš tiesų, kai jis išnekė su žmonėm, vis tiek lieka ir to dalis, ir tam tikram tyrimui, ir padarytam tyrimui matosi tokių persidengiančių dalykų. Tai
kodėl kolekcionuoja? Aš jums galiu galbūt tiksliau netgi pasakyti, iš esmės didžioji dalis kolekcininkų, kodėl jie kolekcionuoja, tai yra susijęs su ego. Ne, mikrofonas čia liktai. Tai kolekcionuoja, tai yra kolekcionavimas susijęs su ego. Bet yra... Tai yra kolekcionavimas susijęs su mūsų ego, bet yra dar daugiau įdomių dalykų. Be finansinės grąžos, be viso kito, yra rinkinio užbaigtumas. Yra kolekcininkai, kurie tie ilgalaikiai kolekcininkai, kurie turi kažkokį tikslą ir jie kolekcionuoja iki rinkinio užbaigtumo. Tie, kurie neturi, mes gerai lietuvių kalboje turim du žodžius - kolekcininkas ir rinkikas. Arba rinkėjas, kaip norit. Rinkikas galbūt labiau, nes rinkėjas suprantam kaip politinis dalykas. Ir suteikia asmeniui didesnį pasitikėjimą bei savigarbą. Tai kaip sakiau, ta prasme, tas ego vis tik tai čia yra labai svarbi dalis kolekcionavimo. Kitas dalykas yra statusas, ką mes turbūt suprantame, tačiau dar yra vienas dalykas kaip tam tikras netekties, neturėjimo, nepritekliaus yra kitas žodis dabar užkrito, stokos užpildymas. Yra įdomu tai, kad psichoanalizė sako, kad žmonėm lengviau kažko neturėjimą užpildyti daiktais, čia kalbant jau bendrai apie kolekcionavimą, ne tik fotografijos, daiktais negu santykiai su kitais žmonėm, nes į tą įsijungia savininkiškumas, kad tai yra mano vienas dalykas, ir antras dalykas, daiktas nereikalauja grįžtamojo ryšio santykių. Taip yra, mes tokie esam sukonstruoti, čia nieko nepadarysi. Bet, tarkim, vienas iš mokslininkų antropologas 4 paskatas, išskyrė 4 paskatas, kodėl žmonės kolekcionuoja. Tai yra psichologiniai kolekcionavimo motivacijai būdingas ego didinimas, kai kolekcija tarnauja kaip savęs pratęsimas. Čia yra labai daug psichologinių ir netgi psichoanalizės dalykų. Antras, sociologinė kolekcionavimo motivacija yra savo socialinio statuso didinimas. Trečias, ekonominis arba investavimo motyvas, nes finansinė grąža ir taip toliau. Ir ketvirtas yra edukacinis motyvas, kuris apima kolekcininkus siekiančius įgyti ir perduoti žinias apie savo kolekcijas, o paskui gali tai motyvuoti atiduoti kolekciją muziejui. Ir čia įsijungia dar vienas momentas, nes kolekcionavimas susijęs ir su nemirtingumu. Tai yra žmogus kolekcionuoja todėl, kad jis ne visi, bet todėl, kad jie paskui paliks savo kolekciją vaikams ar muziejui ir jie taip save įprasmins. Tai yra tam tikras nemirtingumo dalykas. Tai čia yra, aš baigęs darbą prirašiau dar rekomendacijų, kiek reiktų dar padaryti tyrimų, ypač Lietuvoje, nes mes turim vis tiek truputėlį kitokią specifinę rinką, prasme, natūralu, atsakymai atitinka mokslinę tarptautinę literatūrą, bet reali situacija ant žemės procentuotėm, kur ko yra, kaip mūsųse šiek tiek yra kitaip. Tai yra tas momentas, kad visų tų dar, tarkim, toks labai įdomus, dar vienas mokslininkas pasiūlė kolekcionavimo motyvus. 17. Laisvalaikis, estetika, konkurencija, rizika, fantazija, bendruomeniškumo jausmas, prestižas, dominavimas, juslinis pasitenkinimas, seksualinė preliudija, noras periminti objektus, malonus vienodumo ir skirtingumo ritmas, siekis pasiekti tobulumą, savęs pratęsimą, kūno tvirtinimas, lytinės tapatybės kūrimas ir vėl nemirtingumo siekis. Tai, sakau, viskas sukasi apie mus. Taip, yra tokia realybė ir mokslinė literatūrai, nežiūrint to, kad aš čia kalbu apie daug, apie ego, supraskim, mes atrodytų tai kažkas jau blogo, nei vieno užuominos ir nei vieno žodžio, kad tai yra blogai. Tai yra tiesiog paskatos, kodėl žmonės tai daro. Ir niekur neradau nei vieno dalyko, kad tai yra kažkuo, tie žmonės kolekcionuoja, kad jie yra kažkokie, tokie, jau tokie. Tai viskas tas yra labai normalu, tai yra tiesiog psichoanalizės iškonstruoti dalykai, kodėl. Ir, kaip sakau, yra, kad
pagal vieno psichoanalizės specialistų, kolekcininkas yra kompulsyvus neurotikas, o kolekcionavimas yra būdas išvengti susidarimo su pirmapradė stoka ir gyvenimo atsitiktinumu. O radikaliausias kolekcionavimas tai būdas užsidėti kabutės mirčiai ir išvengti žiūrėjimo ją į akis. Tai čia, kodėl aš visą tą sakau, galbūt dar yra vienas dalykas, kad moksliniuose tyrimuose teigiama, kad kolekcininkai siekia psichologinio saugumo dėl vaikystėje susiformavusio nesaugumo jausmo. Ir taip paaiškina didėjantį polinkį kolekcionuoti suaugus. Kodėl aš tą sakau, atrodo, mes čia pradėjom nuo tiražo, nuo dar kažko tai. Suprantat, jeigu jūs ateisit ir bandysit žmogui sakyti, kad čia yra kolekciniai dalykai ir kalbėti tik tai apie finansinę grąžą, kai kuriem gali būti tai būti neįdomu. Nes tam pačiam tyrimui ir kalbant su ekspertais labai daug kas įsivaizduoja, kad tas kolekcininkas yra tas, kuris jau yra turtingas, kuris turi daug pinigų ir taip toliau. Anaiptol, ekspertai sako, tikrai anaiptol yra daug gerų kolekcininkų, kurie tikrai nėra turtingi žmonės. Bet kolekcijos esmę sudaro geros kolekcijos ne tiek pačių kūrinių kainos. Tarkim, viena iš eksperčių sakė, kad yra tokių netgi toksinių variantų, kai žmonės dėl neaišku, kokių, natūralu, nesigilina, kokių priežasčių, pradeda pirkti meno kūrinius. Turbūt, neaišku, galbūt gavo palikimą, gal laimėjo loteriją, nežinau, gal pardavė verslą. Ir žmogus kartais būna to toksinio pirkimo, kai žmogus nežino, kodėl jis perka. Jis turi pinigų, yra madinga kolekcionuoti, ir sako, aš netgi bandau tokius stabdyti, nes jie iškreipia rinką, nes kyla automatiškai kainos, kurios nelogiškai kartais kyla. B, sako, po kokių 2 metų jis dingsta, 3 metų. Tiesiog, nes žmogus neturi šito. Tai siūlant kolekcionuoti, yra tie momentai, kurioj vietoj galima žmogų užkabinti, kurioj vietoj pats kolekcionavimas jam gali pasidaryti įdomus. Ta prasme, per kurį kampą, kur vis tiek jūs bendraujat su jais ilgiau, aš tikiuosi ilgiau, nes bandot išsiaiškinti kitus jų poreikius, jų norus, jūs galite pabandyti tą žmogų išlukštent ir tada pabandyti per tą prizmę pasiūlyti jiems, kad yra ta fotografija kolekcinė, jinai be investicinės grąžos jums gali atliepti kitą dalyką. Ir tarkim, kaip pavyzdys, čia yra dabar, žiūrėkit, čia yra dabar jau pereinam prie pačio tyrimo rezultato. Čia mes turim kairėje, kurie yra pagal mokslinę literatūrą kolekcininkų tipai. Estetiniai, čia yra tas aprašymas, estetiniai, investiciniai, istoriniai, asmeniniai, moksliniai ir statuso. Čia yra apimant, yra dar ir kitų variantų, bet čia yra kaip ir pagrindinių. Dabar Lietuvoje pagal tyrimą estetinius pasirinko pusę. Tai yra vizualinis pasigėrėjimas, tai yra realiai, tai yra žmonės įsigyja, čia kalbu konkrečiai apie fotografiją. Tai yra įsigyja, turbūt tai paprastai pasakius, interjerų. Jie įsigyja fotografijos interjerui ir juos tie galbūt tie investiciniai ir kiti dalykai galbūt mažiau domina. Bet vis tiek tas kolekcionavimo dalykas, čia yra daugiau kaip 153 žmonės apklausti, tie, kurie jau turi fotografijų, daugiau, mažiau įsigyja, laiko save kolekcininkais, nelaiko, bet jau procesas prasidėjęs. Jau buvo prašymas tų atsakyti, kas jau turi bent kažkiek. Antra dalis, kur yra labai svarbi, mes matom, daugiau kaip trečdalis yra asmeniniai kolekcininkai. Į juos netgi šiek tiek įeina beveik 10% istorinių kolekcininkų, irgi pagal papildomus klausimus dar šiek tiek prisideda. Tai vadinasi, mes turim, arti 40, bet nepilnai šitų asmeninių. Kur yra specifika asmeninio? Jeigu mes išsigvildensim juos, žmonės perka ne vaizdą, kuris yra nuotraukoj, o žmonės perka save vaizdą. Jie perka atsiminimą, prisiminimą, emociją, būsenas, visą kitą. Realiai žmogus, pamatęs vaizdą, žmogui susitapatina įvairūs dalykai. Gali susitapatinti, tarkim, Arūno nufotografuotą kažkokią sieną, pro kurią jis prieš 30 metų vaikščiojo į darbą ir jam tas primena. Tai bus visiškai ne apie sieną.
ir visiškai net ne apie Vilniaus senamiestį, bet apie, pavyzdžiui, tenai, tarkim, sutiktą pirmą meilę. Bet, suprantat, ir tas atrodo labai juokinga, bet iš tikrųjų taip yra. Žmonės perka, aš ir su kolegom kalbėjau, jie mato save, jie nemato tiek to vaizdo, jie mato save, savo emociją, savo būseną. Būna žmonės perka tam tikrais gyvenimo atvejais meno kūrinius. Vestuvių, ta prasme, skyrybų, įvairiais dalykais. Ir tie meno kūriniai, tuo metu tas vizualinis vaizdas jam yra gražus, bet realiai tas vizualinis vaizdas tuo metu sukoreliuoja su žmogaus emocija. Ir tas meno kūrinys, ar jis ten kaba, ar jis kažkur lentynoje yra, jis, sakau, kaip tai bebūtų keista, žmonės perka save. Savo atspindį. Taip kaip mes kaip fotografai dažniausiai neabsoliutinu, bet fotografuojam savo būsenas ir jas perteikiam fotografijose, taip žmonės lygiai taip pat tas fotografijas jungia savo. Tai ir va tas yra momentas, kad jie yra asmeniniai kolekcininkai, čia irgi yra tada labai svarbu pagalvoti ir pasiūlyti, o kas tiem žmonėm gali būti, per kurį kampą tiem žmonėm gali būti tas vaizdas, kuris bus, kad, tarkim, kalbame dabar apie interjerą, apie interjero fotografiją pradžioj. Nes aš su Audrium kalbėjau, kad tai, va tie žingsniai apie fotografijų kolekcionavimą, tai yra pirmieji žingsniai Lietuvoje, tokie rimtesni. Tai pirma svarbu atvesti žmogų, kad ta fotografija yra kaip meno kūrinys ir kad jis pradėtų tą fotografiją, ne savo senelių portretą, bet tiesiog fotografiją įsileisti į gyvenimą. Palaipsniui mes, aš tikiuosi, bendrom pajėgom visi ir galeristai, ir Audrius, ir mes fotografijos savaitgalių ir kiti jungdamiesi įauginsim į tai, kad tų fotografijų kolekcionavimo kolekcininkų rasis. Bet pirmas žingsnis, kad tos fotografijos atsirastų pa žmonės, kad ir ant sienų, ne tos tūkstantiniai plakatai tiražuojami vienokių ar kitų gamintų, bet autoriniai kūriniai. Tai ir norėjau pasakyti, kad tai yra asmeniniai kolekcininkai, nes kita dalis yra estetiniai kolekcininkai, didžioji dalis, dėja jų tokių yra. Pusė, vadinasi, jų atveju jie mažiau orientuojasi į kolekcionavimą, tačiau jiems yra įdomu pagal gretutinius klausimus, nes klausimynas buvo suformuotas taip, kad tiesioginiai klausimai ir paskui tokie nejuntami gretutiniai klausimai, kad mes pamatytume tos pjūvius. Joms domina tas grįžtamasis finansinis ryšys, daugiau ar mažiau, bet jie yra. Tai čia, tai pusiai yra aktualu vis tik tai tas vizualinis dalykas ir čia nieko nepadarysi, bet tai yra gerai, kad bent, manyčiau, bent yra gerai tai, kad, suprantat, neišsiskirstė viskas tolygiai, bent tyrime, nes tai reikštų tolygus įsiskirstimas, tai reikštų, kad arba klausimynas buvo blogai sudarytas, arba tiem žmonėm, kurie atsako, jiems yra visiškai neįdomu, vadinasi, nėra kritinės masės, nėra grupės, tai yra tiesiog palaida bala. Čia yra labai gerai, kad mes turim tą atspirties tašką, kaip mes atrodom dabar. Čia yra atsakymai praeitų metų gegužės, šių metų sausio pradžios. Bet dabar yra dar kitas, aš nežinau, pagal laiką turbūt mes jau truputėlį link pabaigos. Jo, tai aš, tuoj pasakysiu, yra dar kitas momentas, kalbant apie Lietuvą, tarkim, mokslinė literatūra sako, kad didžioji dalis bent pasauliniam lygmenį kolekcininkų yra vis tik tai vyrų, nes tai yra ir truputėlį su psichoanalize, tai labiau yra susiję ir su medžiokle. Yra instinktyvūs dalykai, bet mūsų tyrimo atveju, žinokit, praktiškai po lygiai vyrų ir moterų atsakymai buvo, išskyrus investicinių, ten buvo keli pasižymėjo investiciniais kolekcininkais, išskyrus tenai truputėlį daugiau vyrų. O tas yra įdomu iš tikrųjų. Dabar dar kitas momentas yra įdomus, kad suprantat, tai pasakysiu, kad klausiant, kaip kas save laiko kokiais kolekcininkais,
reiškia, iš pradžių klausimynę, to tiksliai pasakysiu skaičius, jeigu dabar greit rasiu, maždaug apie 30 žmonių, iš tų 150 dabar kažkur nubėgo, apie 30 žmonių save priskyrė vienokiais ar kitokiais kolekcininkais. Apie 30 žmonių, kurgi ir pamečiau. Apie 30 žmonių priskyrė save vienokiais ir kitokiais kolekcininkais, tai yra ar investiciniais, ar pradedančiais, ar tiesiog kolekcininkais. Tai buvo gal trečias klausimas ir apie 30 klausimą vėl tas pats klausimas pasikartojo truputėlį performuluojant. Ir kolekcininkais jau vienokiais ar kokiais ar net pradedančiais liko mažiau negu pusė. Kadangi žmonės yra dar tas, suprantate, tokių labai daug, aš detalių dabar procentais nesakysiu prieštarų, nes vieni žmonės atsakymai, tarkim, kolekcionuoju visą vos nesąmoningą gyvenimą, bet kam kiek skiriu laiko kolekcionavimui, taip, tai retsykiais į renginius, jeigu pasitaiko. Suprantate, toks absoliuti kontradikcija, aš visą savo gyvenimą sąmoningą kolekcionuoju, bet į renginius susijusius su kolekcionavimu ateinu, jeigu man sutampa laikas. Tai kaip, jeigu tu visą savo gyvenimą kolekcionuoji, tai, suprantate, dar tas ir yra tas momentas, reiškia, sakau, mažiau kaip pusę pasižymėjusių pradžioje kaip kolekcininkais vienokiais ar kokiais liko. Turbūt žmonės, išskyrus vienas atsirado naujas, kuris pradžioje nelaikė save kolekcininkas. Žmonės dar labai sunkiai tą kolekcininko apibrėžimą priima ir supranta ir kai kurie bijo dėl tam tikrų dalykų, galbūt įsivertinimo, dar kažko, bet labai gerai viena ekspertė pasakė, kad iš esmės nesvarbu, ar žmogus save laiko, ar jis yra įvardintas kolekcininkas, svarbu, ką jis yra sukaupęs. Ir mes lietuvių kalboje turim, lyginant su anglų kalba, ir čia irgi yra niuansas, lyginant su tarptautinė mokslinė literatūra, jie turi collector arba collecting, mes turim kolekcininkas kolekcionuoti, rinkikas rinkti. Lietuvių kalboje tie du žodžiai, jie turi truputėlį kitas semantinės reikšmės. Ir čia yra dar tas momentas ir tarkim, kalbant komunikacijų, ką jūs irgi kalbėdami su žmonėm, jeigu jis išsigąsta, kad kolekcininkas kolekcija, jūs pasiūlykite jiems pradėti rinkti. Nes rinkikas paskui tam tikrose moksliniuose straipsniuose jau jie truputėlį išskirsto. Yra tokia teorija, kad tie pradiniai rinkikai laikui bėgant gali tapti kolekcininkais. O kalbant apie kolekciją, svarbiausia yra tikslas. Tai prasme, ko žmogus siekia, ką kolekcionuoti. Ir paskutinis momentas, jeigu kalbant apie pačią, kodėl fotografiją verta kolekcionuoti be viso kito, labai dažnas atsakymas būna, kad nebeturiu sienų. Nebeturiu viskas, aš neturiu nei tapybai, nei dar kažkam. Fotografija, lyginant su kitais menais, fotografijai nebūtinai sienos. Jeigu jūs turit gerą komodą, kuris galite susidėti fotografijas, jūs į vieną stalčių galite sudėti gerai sudėję, ten, nežinau, 5, 6, 7, kiek jūs norit. Tų fotografijų, ta prasme, yra gera komoda, ir ten tiek, kiek jums reikės ten 200 kvadratinių metrų tapybai, tai jinai tilps į šičia. Kur yra niuansas? Jūs pasikvietė į svečius žmonės vakarieniai, po to, gurkšnodami vyną, galite labai ramiai išsitraukti tas 3 fotografijas ir prie jų pamedituoti. Ir jums nereikės sienų. Tai taip, kad fotografija kaip medija turi tą privalumą, kad galima turėti vieną fotografiją ant sienos, o dar 5 turėti stalčių. Ne visada, bet taip. Kodėl jūs galvojat, kad prie fotografijų lengviau ir natūraliau gaunasi medituoti, nei prie paveikslų? Todėl, kad, galiu pasakyti, žmogus, čia yra jau kitas aspektas, žmogus fotografiją, nežiūrint to, kad jeigu yra meninė, supranta kaip realybę, tapybos jis nesupranta kaip realybės. Šičia mes fotografiją, bet kuriuo atveju žmogus supranta kaip dokumentą, nežiūrint, jeigu tai yra meninė nuotrauka ir nedokumentinė. Vis tiek pasąmonė supranta kaip dokumentą. Ir tas kaip dokumentas, suprantat, pati fotografija, čia jeigu kalbant apie fotografijos konstravimą ir dekonstravimą, mes pamatom vaizdą, koks jis yra, jis praeina per smegenų kelias dalis ir jis grįžta mums
Tol mes visi matom didžiąją dalim skirtingus dalykus. Per mūsų patirtį, skaitytas knygas, matytus filmus, sutiktus žmonės ir taip toliau. Visi ta ženklų suma, kur yra vaizde, net ir baltas vaizdas irgi yra ženklas. Ir mes kiekvienas tą dekonstruojam. Ta ženklų suma, jinai yra kiekvienam skirtinga. Bet jinai vis tiek mums suponuoja ne fantastiką, o suponuoja realybę. Kalbėti ir bendrauti apie realybę yra truputėlį realiau, negu kalbėti apie mokslinę arba kitokią fantastiką. Nes tada yra truputėlį, sąsajos gali būti sudėtingesnės. Bet tas yra momentas. Bet galima nesutikti su mano nuomonė. Čia yra tik mano nuomonė, su kuria nebūtina sutikti. Tai buvo ir tiražas, ir ten galėjai daryti, ką nori. Bet dar būdamas leidėjų, kadangi dabar prasidėjo kalbas apie fotografiją, aš neatsimenu, gal ar 8 metais, ar 10 metais, kažkuriais tais ten buvau. Niujorke tokia yra Armory Show, tai yra pasaulinė meno galerijų mūgė. Pasaulinė. Tai, kas pas mus Art Vilnius, tai ten gal 50 kart didesnė, gal 100. Ir kadangi aš ėjau taip iš tolo, taip koridorius, ir pamačiau didelis darbas, apšviestas, ir jis tarp visų kitų meno kūrinių skambėjo. Prie jo stovėjo autorius, matėsi jame irgi toks didis pasitenkinimas. Amerikoje tai jau buvo pajudėję, tos visos techninės galimybės, mūsųse dar to nebuvo. Aš mačiau, bet atėjo laikas, kai, žinot, kažkokie metai sukako ir norėjau padaryti savo parodą, bet kadangi Arūnas Baltėnas, dar ten kažkas mane kalbino, sako, tai tu padaryk, nes aš viską fotografuodavau į tą pakankamai didelį formatą ir buvo tos kokybės. Nežinau, Kęstutį nusivežiau gal 15 metais, mes nuvažiavom į Berlyną. Aš norėjau parodyti, ką noriu padaryti. Toks Polidori fotografas, kanadietis, jis yra pasaulinis vardas, ten Camera Walk tokia galerija. Ir Kęstutis vieną kartą nuėjo į galeriją, mes ten nedaug turėjom laiko, 2 dienos, einam dar kartą. Ir jis mane sako, tu taip padarysi? Taip. Tai tas formatas buvo turbūt metras, koks turbūt 27, metras 57, didelis, pagrindė toks mano formatas. Ir iš ties tie dalykai yra labai įtaigus. Tas formatas, jeigu yra turinys yra labai svarbu, tai jeigu yra turinys, yra įtaigus. Visada lyginu, man patinka ir tapyba, plokštus dalykai, fotografija. Štai mes matom tapybą. Mūsųse fotografija dėja labai dažnai sutapatinama su telefoninė fotografija. Tai yra tik fotografija. Kas čia yra? Čia nieko nėra. Tai 24 metai buvo, 23 metų rudenį buvau Londone, Tate Modern, buvo tokia paroda. Pagauk akimirką, turbūt taip verčiasi. Ten buvo 20 ir 21 amžiaus tapybos pasauliniai vardai ir fotografija kartu. Fotografija ta formatinė, kurią kai kur rodė autorius. Ten buvo ir Baconas, buvo ir Hockney, ir Warholas buvo tapyba. Ir fotografija buvo, dominavo Düsseldorfo fotografijos mokykla, ir Gurskis, ir Elger Escher buvo, Sugimoto buvo. Ir suprantat, aš fotografas. Taip, man fotografija svarbi, bet aš paklausiau žmogaus, kuriam yra, sakau, o kas daro, kas įspūdingiau atrodo, kas įtaigiau atrodo. Ir pasirodė tai fotografija. Geri darbai, jie lygiai buvo sudėti. Lygiai, jie nesiskyrė nuo tų, kurie kainuoja daug milijonų. Jau. Aišku, su Hockney lygintis yra sunku, bet faktas buvo toks. Ten buvo kita fotografija tokia, irgi šiuolaikinė Afrikos fotografija. Aukščiausias lygis.
Ir tie dalykai labai gerai atrodo visuose interjeruose. Interjeruose kodėl sakau? Todėl, kad gyvenau ten pačiam centre ir prie to rato ten yra tų naujų namų pastatyta ir eini vakare ir žiūri, kadangi nėra užuolaidų, žiūri, o kaip žmonės gyvena. Aš ten mačiau gal 3. Nu, kiek tu gali pamatyti, patį faktą aš mačiau, kad tai jie naudoja viduje. Tokie tie pastebėjimai ten, kur ta fotografija pasistumėjusi į tą bendrą supratimą. Pas mus be jokios abejonės irgi ir NDG, ir visur kitur yra, tai lygiaverčiai, bet tos tokios didesnės interjerinės fotografijos, jos yra iš tiesų mažai. Nes kai kur mačiau kažkokiam finansų centre visą ekspoziciją didelių fotografijų. Ten, kur buvo ir leidžiau žiūrėti, prašau žiūrėti, ten tas didelis holas yra. Tai didelės mano fotografijos, žinot, gal kas buvo Mo muziejuje, kai buvo Vilniaus pokeris, ten buvo, Paliesiaus dvaras turi ir privatus, vienas net 3 turi. Didelį, į stalčių netelpa, nežinau kur laiko. Taip, apie kaštus. Mūsų supratimas, tas, žinot, nuo tos telefoninės fotografijos. Tai čia neimant jokio intelektinės vertės ar dar ko, aš skaičiavau tik tai preliminariai, kiek tas medžiagiškumas kainuoja. Ar ta fotografija gali kainuoti brangiai. Tai ir aš klausiau tapytojų, kiek kainuoja porėmis, kiek kainuoja dažai. Taip. Ir žinot, kas gavosi su fotografija? 8-10 kartų brangesnė savikaina, medžiagiškumas, kad turi padaryti. Į didelį formatą. Taip. Norėčiau pakalbėti kaip tik iš kitos pusės. Apie fotografiją kaip vaizdą interjerui, kaip interjero detalę. Tai va čia aš parinkau tokią nedidelę kolekciją vaizdų, kuriuos galima spausdinti iki 2 metrų, galima kadruoti kaip tik patinka, galima spausdinti ant stiklo, ant šlifuoto aliuminio, galima naudoti visokius apdirbimo metodus. Priklausomai nuo interjero galima, žinoma, šviesiau, tamsiau, kontrastingiau spausdinti, kad jinai atrodytų gerai. Ir tai yra tarsi fotografijų bankas, kurį būtų galima naudoti tiesiog paprastam žmogui, ne kolekcininkui, bet kuris turi normalų, gerą interjerą ir kuriam svarbu, kad jis atrodytų jaukiai gerai. Su meno kūriniais, ypatingai su tapyba ir su grafika taip pat, yra sunkiau, todėl kad tie dalykai reikalauja dėmesio, jie dažnai būna aštrus, ne tik vaizdu, ne tik spalvomis, bet ir tematika. Ir žmogui su jais gyventi kartais yra net rizikinga. Su fotografija, jeigu jinai yra rami, jinai tiesiog tampa langų į kitą pasaulį. Ir žmogus šalia jos tiesiog gali nusiraminti ir pailsėti. Bent jau jos nepastebėti, kad jinai jo neerzintų. Ir ne vieną kartą girdėjau apie savo fotografijas, kad norėjom pakeisti didelio formato interjero fotografiją ir paskui nukabinom ir tuščia. Nors mes kažkaip jos nepastebėdavom, bet jos nėra. Tai yra geras toks įvertinimas, kad jinai savo vietoje. Iš kitos pusės ją galima naudoti bet kur. Netgi vonios kambarį, hole, koridoriui, ne tik svetainiai, bet būtent naudoti kitos erdvėse, kuriuose irgi reikalinga sukurti nuotaiką. Tai čia tiražas irgi būtų svarbus, nes jos begalinė, aišku, niekam ir nereikia to tiražo, bet tiesiog čia svarbesnis yra dalykas pati nuotaika fotografijos ir tinkamumas tam interjerui. Tai
mano tas trumpas pasisakymas būtų skirtas tiesiog palaikyti kažkokį bent minimalų kontaktą su žmonėmis, kurie užsiima interjerais, kurie žino, kurie patys projektuoja tos interjerus, kurie žino žmonių skonį ir maždaug papasakot žmonėm arba parodyti, kaip gali ta fotografija įsikomponuoti jų interjerą ir tiesiog kartais išspręsti vizualiai tokias problemas, kurias sunku išspręsti meno kūriniais. Tai fotografija, ypatingai juoda balta fotografija, jinai niekad nesudarkys interjero. Jeigu tinkamai parinkta, spalvota gali netikti prie daug ko, bet juodai balta yra garantuotai tiesiog tinkama bet kur. Tai va tiesiog mano toks bandymas įtikinti naudot fotografiją interjere. Šiaip jau esu nespalvotos fotografijos apologetas. Ir daugiausia dirbu su nespalvotam, juodai baltom fotografijom. Taip jau atsitiko, kad šita tema, kurią disponuoja Vilniaus galerija, yra susijusi su Vilniaus senamiesčio tema. Ir pradėdamas apskritai fotografuoti Vilnių, aš negalvojau apie jų pritaikymą, negalvojau apie tai, kur jos bus, kam jos bus naudojamos. Tiesiog fotografavau. Ir likimas taip susiklostė, susidėjo, kad galų gale tas fotografijų rinkinys pateko Vilniaus galerijos rankas, na ir pradėjo kažkas vyniotis iš viso to. Aš tiesą sakant niekada negalvojau, kad tos mano fotografijos gali būti pritaikomos interjere, bet ir šią dieną nesu tuo tikras. Bet kažkodėl tai taip atsitiko, kad kai kurie žmonės pamatę dalį tų fotografijų atspausdintų įvairiuose formatuose, dideliuose ir mažuose. Didelių fotografijų šitų nėra ypatingai daug. Kažkodėl tai pradėjo jas rinktis. Ir netgi naudoja papuošti savo interjerus. Tai ką aš galėčiau pasakyti? Man malonu yra, kad taip atsitiko ir aš tada skelbiu šūkį. Gražinkime fotografijas. Na, gal gražinkime ne visai tinka, bet tegul bus šiai dienai. Taip, gražinkime fotografijas į mūsų interjerus. Ir dar noriu vieną pasakyti sakinį. Tai, kad, kuris siejasi su šitom fotografijom, tai, kad dauguma mūsų čia esančių gyvenam Vilniuje, vaikštome po jį, bet savo pavyzdžių taip pat pastebėjau, kad labai dažnai vaikštai, tavo galvoje sukasi tau svarbios mintys, tu žiūri savo po kojomis, dairaisi kažkur į šonus, bet nematai, kokiam puikiam ir nuostabiam mieste mes gyvenam. Ir vieną kartą parodoj man vienas kitas žmogus pasakė, sako, ten, kur prie tokio akivaizdžiai žinomo objekto, sako, niekad nemačiau tokio, šito pastato, niekada nemačiau, kad jis taip atrodo.